Ekostilius – pirmą kartą mūsų mokykloje organizuojama mokinių mados ir grožio šventė, kurios metu mokiniai pristatys ir demonstruos savo sukurtas avangardinio stiliaus ekologiškas kolekcijas iš antrinių žaliavų. Konkurso tikslai – ugdyti jaunosios kartos atsakingumą, atkreipti dėmesį į opią šiukšlių problemą Lietuvoje, skatinti mąstyti žaliai, ugdyti kūrybiškumą, komandinį darbą. Raginti mokinius organizuoti renginius ir ekologijos akcijas, šiukšlių rūšiavimo, švarios aplinkos temomis. Šviesti aplinkos bendruomenę, skatinti gyventi ir leisti laisvalaikį sveikai, naudoti ekologiškas priemonės, tausoti aplinką ir energijos šaltinius. Skleisti žinią. Skaitė su kolekcija kitaip. Skaitė ir Kristina Kapliauskaitė su kolekcija Eko pasaka kitaip. Austėja, Greta ir Vytautė su kolekcija Eko Stop. Audra Masteikaitė su kolekcija Kitoks vasaros klyksmas. Labą dieną visiems, labai malonu pas jus atvykti į šitokį renginį, kuris turbūt pirmą kartą vyksta ne tik jūsų mokykloje, bet ir visame rajone. Kaip manot, ką radę labiausiai apsidžiaugia archeologai? Ne? Taip, archeologai labiausiai apsidžiaugia, kada jie atranda šiukšlyną. Nes iš šiukšlyno gali daugiausia pasakyti apie mūsų protėvių gyvenimą, jų buitį, įvairius papročius, gali rekonstruoti, atkurti praeitį šitokiu būdu. Bet turbūt mūsų ateinančios kartos radę mūsų sąvartynus neapsidžiaugs. Nes jie turbūt iš pradžių galbūt nudžiaugs, kad tie sąvartynai milžiniški, bet tas jų džiaugsmas gali pavirsti dideliu liūdesiu, kad šiukšlių mūsų pasaulyje yra tiek daug. O šiukšlės gamtoje turbūt atsiranda dėl to, kad kartais tų šiukšlių ir pas mus yra viduje pakankamai daug susikaupę. Tiesiog mes jas išmetame į aplinką, taip apterždami gamtą, kepdami. Šio konkurso tikslas – atkreipti dėmesį į šiukšlių rūšiavimo bėdą. Kviečiame pasisakyti Laurą Paulauskaitę apie šį video reportažą. Sveiki visi čia susirinkę. Per akciją darom, mes su Laura filmavome video klausimėlis. Per jį žmonės, manau, bent truputį sužinojo apie šiukšlių rūšiavimą. Džiugu, kad dauguma žmonių rūšiuoja šiukšles. Ir labai norime to pasidžiaugti. Kviečiame pasirodyti Austėjos, Gretos ir Vytautės kolekcija Eko Stop.
Kviečiame komisiją pakelti balus. Sveikinu penktokus, pradėjusi šitą neįtikėtinai gražią šventę. Jūsų modeliai tiesiog atskleidė jūsų vaizduotę, kūrybingumas atsiskleidė ir tikrai visi kolekcijos rūbai sukurti naudojant, tiesiog atliekas, to, ko jūs neišmetėte į konteinerį, uždėjote ant galvų ir šitą šakutę prismeigta, tai rodo jūsų begalinę vaizduotę, begalinį kūrybiškumą. Tai yra nuostabu, iš tikrųjų nuostabu. Vieną pastabą tik duosiu, kad merginos tu penktokė, pirmokė, dešimtokė, eik nosį išrietus. Visos be galo gražios, be galo nuostabios. Ir linkiu žiūrovų aktyvumą. Elijos Kuzmickaitės kolekcija kitaip. Daugelis tikriausiai paklaus, kodėl kitaip. Gal dėl to, nes taip yra įdomiau. Juk jei būtume visi vienodi, ar tai būtų įdomu? Tikriausiai ne. Todėl ir pristatau kolekciją kitaip. Dabar kviečiame pasisakyti Vaidą Greičių. Pasakykit decibelus. 10, 10, 10, 9. Labai norėčiau pasidžiaugti jūsų kūrybiškumu. Man ypač šitą kolekciją patiko dėl joje tokio tvyrančio su vakarų Europos mados, taip pat dėl Šiaurės Amerikos tokių akcentų jūsų rūbose ir taip pat visą savo
Atlikimą atlikote taip, kaip priklauso. Gale visi modeliai prisistatė kartu. Tai labai jums ačiū. Marijos Miniauskaitės ir Kristinos Kapliauskaitės kolekcija Eko pasaka kitaip. Vos tik sužinojome, kad mokykloje vyks renginys Eko stilius. Mes iškart žinojome, kad mes dalyvausime, bet ilgai sprendėm dėl temos, kokią pasirinkti. Ir po ilgų valandų galvojimo ir sprendimo nusprendėme, kad pasivadinsim Eko pasaka kitaip. Ir kviečiu taip pat pasigrožėti ir skaidrėmis, kurias įdėjau, kaip mes ruošiame šitam renginiui. Gražaus žiūrėjimo! Prašome pakomentuoti, kodėl tokius balus davėte. Labai puikus pasiruošimas, labai gražus modeliai, puikiai suderintos spalvos, taigi ačiū. Ačiū.
Labai įspūdinga buvo, labai ryšku, labai kūrybiška. Ypač pirmutinė dama, tai to pokario gal metų, nežinau, tai paėmė tą visą viršų pradžią. Labai daug stilių įdėta, labai elegantiškai pasirodyta ir drąsiai be abejo. Tai buvo geriausiai gal. Žaidžiamant invaziją. Labai norėčiau Jums pristatyti savo labai gražią kolekciją. Ir norėjau pasakyti tarp kitko, aš esu Mato Petručkevičiaus tėvo sesers, vyro žmonos, dukters, pusbrolio dukra. Tai visiškai sužinojau, jau jaučiau nuo gimimo, kad mano venomis teka matikas kraujas. Aš dabar manau, kad bus labai graži mano ta kolekcija ir tikiuosi, tai patiks Jums tikrai labai. Tai nenuobodi klasika. Žydinti elegancija. Įmantrus kuklumas. Eilė, pažiūrėkite į šią lėdelę, ji yra padaryta iš šiukšlių maišų. Drąsi inovacija.
Na, labai dėkojam dizaineriai, o dabar... 10, 9, 10. Taigi ši kolekcija gal artimiau kasdieniniai, todėl kad labai daug drabužių galima pritaikyti ir kiekvienai dienai. Labai puikiai liemenė, įdomu būtų pažiūrėti iš arčiau. Taigi ačiū. Psichologo kabinetą. Vieni sudegs, nespės. Laukit. Važiuoju, gerai, galim. Vaikai, kad įvyko šitas renginys ir kad jūs taip šauniai ir labai netikėtai ruošėtės. Na čia kažkas nutiko, matyti, reikia gal elementų, kuriuos turbūt sumetėm į šitą ekologinę dėžę. Čia dabar tuščia. Tikrai vaikai labai pralinksminot, pradžiuginot va šitą prieš šventinę dieną, tikrai mus visus. Matot, mes negalim lūpos susičiaupti, negali. Labai darbo įdėjot. Na, tiesiog be galo džiaugiuosi. Matom, kad pasitelkėt draugus, draugės, pasitelkėt klasiokus, mokytojus, savo tėvelius pasitelkėt į pagalbą. Na, subūrė turbūt čia gerą savo tokio palaikymo komandą ir tikrai puiku labai. Ir, nu, tikrai džiaugiuosi, džiaugiamės visi. Daug čia dalykų atsiskleidė, ką pamatėm. Jūsų laikysena, jūsų grožis, jūsų žavesys, spindesys, kūrybiškumas ir vaizduotė. Tai, kas yra svarbiausia, vaikai. Pirmiausia, norim padėkoti tiems žmonėms, kurie labai nuoširdžiai įsitraukė į pasirengimą šito projekto. Tai pirmiausia, jei nieko nedovanosim, mes pirmiausia padėkokim mokytojai Vilmai, socialiniai pedagogai. Taip, toliau. Nuoširdžiausiai dėkojam už pagalbą ruošiantis šitam projektui Ryčiui Giedraičiui. Ateik, Ryčiui. Atminimo tokios dovanos, labai gražios knygos Jūratei Dabžanskienei. Jūratėlė. Ačiū Jums. Rolandui Vaičiuliui. Dėkojam Džiugitui Škadauskui už pagalbą. Dėkojam už pagalbą ruošiant renginį, kūrybiškumą ir puikų pasirodymą Justinai Tamošaitytei. Nuostabu, sudėtingai išėti šitų vaidmenų, tikrai puiku. Justui Gužauskai už pagalbą ruošiant renginį. Padėka Donatai Leskauskaitė už pagalbą ruošiant renginį. Mados ir grožio konkursą Eko stilius 2015. Laurai Rimškutei už pagalbą ruošiant konkursą. Laurai Paulauskaitei taip pat už pagalbą ruošiant konkursą.
Už pagalbą ruošiant konkursui mokytojai Jolantai Ačieniai. Už jaunosios kartos atsakingo požiūrį į aplinkosaugą, kūrybiškumo ir komandinio darbo ugdymą. Nuostabus žmogus nei vieną mėnesio dar nepraleidęs mokykloje, jau nuostabu tikrai. Nuoširdžiai dėkojame mokytojui Tautvydui Mikalauskui už pagalbą. Ir dėkojame, kad jūs atvykote, kad jūs tampate mūsų bičiuliu, ar ne vaikai. Visai neseniai jūs matė mokykloje ir savo laiką nuostabiai brangų jūs aukojate mums. Ačiū jums, Vaidai. Susidraugauti su mumis yra labai paprasta. O dabar apdovanosime diplomais jaunuosius dizainerius Juozo Statkevičiaus ir Manto Petruškevičiaus palikuonis ir visus kūrybiškus ir drąsius žmonės. Taigi dėmesio. Apdovanojame diplomu jaunasis dizaineris Ekostilius 2015 Ignė Marija Viniauskaitė, Kristina Kapliauskaitė, ateikit merginos. Panuolės, ačiū jums už kūrybiškumą, drąsą, puikų pasirodymą. O šitą dovanėlę vaikai yra komandai, čia yra vaikai, va parodykim, kadangi jūs pirmos esat, čia yra augalas, kurį reikia saugoti tol, kol baigsi šitą mokyklą ir auginti, gėlį šitą ir grožį. Gerai, mergaitės, man padėkit įdėti, gerai? Ir maišelis yra ekologiškas. Diplomu jaunasis dizaineris Ekostilius, apdovanojama Austėja Neverdauskaitė. Nuostabu, čia galėjau pamatyti. Taip, diplomu apdovanojama Audra Musteikaitė. Labai kūrybingą darbą. Labai gražu, tikrai. Diplomu jaunasis dizaineris apdovanojama Aistė Birvinskaitė. Taip, žaižuojant invaziją. Taip. Diplomu jaunasis dizaineris apdovanojama Emilija Kuzminskaitė. Dabar bus dabar vyks iškilminga geriausios kolekcijos demonstruotojo modelio vardo suteikimo ceremonija. Ir geriausias kolekcijos demonstruotojo modelio vardas suteikiamas Dominikai Tverkutei ir Mariui Kuzminskui. Čia jums už bendrystę ir bičiulystę. Gerai, galite keliauti. Geriausios kolekcijos demonstruotojo modelio vardas suteikiamas jaunai Rugilei Rutkauskaitei, kuri sužavėjo savo nuostabią drąsą. Ačiū tau labai. Sėkmės tau kūrybos. Sėkmės tau toliau. Geriausios kolekcijos demonstruotojo modelio vardas suteikiamas Karolinai Kunickaitei. Vaikai momentas ir noriu pasakyti vaikai, kad kiti tikrai nenusiminkite. Mes už tų durų, tai laimė, kad buvom psichologo kabinete, o ne kur nors kitur, vos nesušimušim.
iš tikrųjų labai nupirkot visus. Tiesiog taip džiaugiuosi, be galo džiaugiuosi vaikai, jūs tikrai esat nuostabus. Bet vis tiek reikia kažką paskatinti ir po svarbiausiųjų prizų vis dėlto apdovanojama yra Andrius Musteikaitis. Šie vaikai yra apdovanojamas jums. Čia yra vaikai visai komandai apdovanojama išvyka į laisvalaikio centrą Karpinė. Prašau, mergaitė. Va, keliaukite ir norime apdovanoti. Ir yra greit buvo įsteigtas specialus prizas. Taip, išvyka į sodybą Karpinė Roslanai Musteikaitai. Maurickaitei. Tai aš manau, mergaitės, tos, kurios laimėjo, priims tave į savo komandą ir nukeliaus ten pailsėti, atsigauti. O dabar, vaikai, nu tikrai jūs esat nuostabus. Šiandien naktį nemiegosiu nuo gerų įspūdžių. Šaunuoliai. O dabar visi dalyviai ragauti torto. Muzika! Čia pasižiūrėsim, ko tu Mariau.